Treneriai atrodo lygiai pradėjo rungtynės, koja nėjo 20 minučių. Kas trečiam kėliny nutiko, kur subirėjo? Tai visų pirma, sveikinimai varžovam. Tikrai sužaidė gynyboje solidžias rungtynės, davė daug kontakto. Tas galbūt ir išmušė mus trečiam kėliny. Manau, kad pradėjom ieškoti kažko, net negaliu įvardinti ko, bet ieškoti, kas gali mums kažkur padėti. Vietoj to, kad patys prisimtume atsakomybę, pabandytume sužaisti kitaip. Buvo daugiausiai tokia stagnacija ir labai nuspėjamas žaidimas, ko pasiekoje prasileidom keletą kartų gynyboje ir varžovai pabėgo ir nesugebėjom taip ir grįžti į rungtynės. Labai maža rotacija rungtyniavo, šiandien pats minėjot, kad trūksta daug svarbių žaidėjų, kada galima tikėtis jų prisijungimo ir ko galim tikėtis, kai jie visi grįž. Tai to žaidėjo trūkumą tai mes jį jaučiam nuo rugsėjo mėnesio. Dar nesu turėjęs šiais metais, šį sezoną tiksliau, kad visi žaidėjai būtų treniruoti. Tai tas labai daug reiškia. O dabar nežinau, maža rotacija, taip gavosi, žaidėm vis tiek. Vaikinam jokių priekaištų neturiu, stengiasi, kovojo, bet laukiam grįžtant tie, kas pasveiks.